Labutis. Taigi, pažiūrėkim, ką Lukas, ane, ar čia jau pabaiga, ar ne pabaiga. Pabandykim pažiūrėti, kaip jis tave reaguoja, ane, netgi ne ką jis galvoja, o kokia jo reakcija į tave. Aš taip ir galvojau, tai biškį pasitvirtina, žiūrėk. Gali būti taip, meilė yra pasirinkimas, ne, galbūt ne vienintelė pas ją, ne, vis tik yra pasirinkimas. Yra trauka, ne, galbūt žmogus, jis supranta, kad jis greit prisiriša. Dar žmogus gali būti po poveikiu. Po kokiu poveikiu kol kas sunku pasakyti, jeigu nagrinėti jau rimčiau, galbūt mums ir išlystų, kad jis ten galbūt buvo kažkokia magija, ne? Bet kol kas aš dar to nedėčiau. Bet žmogus labai linkęs yra, kažkaip labai negražiai išeina gaunasi. Supranti, jis santykiuose gali būti gana žiaurokas. O toks, kaip pasakyti, gali būti, kad jis mėgsta, kad nuo jo visi priklauso. Pavyzdžiui, jis ieško moters, kuri yra žemesnė rangų 2, net 3, kad ją galima būtų valdyti, supranti. Ir tokie žmonės, jie ieškos savo žemesnės, netokios stiprios moters, supranti. O tu esi labai stipri, supranti. Gali būti ir dėl to jam ne tai, kad jūs netgi susipykote, ne, nes man dabar nerodo, kad jūs susipykė. Gali būti taip, kad jis suprato, kad jis negalės tavęs paveikti, negalės tavęs valdyti, negalės turėti tarsi autoriteto į tavęs, supranti. Dar gali būti, kad jis turi kažkokių priklausomybių. Tai reiškia, pavyzdžiui, žmogus galbūt, aš nededu nei pliusiuką, nei minusiuką, nes mes tik žiūrim, kaip jis tave reaguoja, ne, tai reakcija gali būti tokia. Bet dar gali būti, kad jis turi priklausomybių, apie kurias nenorėtų, kad tu žinotum, ne, pavyzdžiui, galbūt kažko pavartoja. Dabar madinga viską vartoti. Tai gali būti taip, kad jis pavartoja ir dėl to moteris, pavyzdžiui, ieško žemesnės rangų, kad jam neaiškintų, ką vartoti ir ko nevartoti. Pavyzdžiui, tai jo yra ir stiprybė, ir silpnybė vienu metu, bet jam nieks neaiškins, supranti. Ir kai vyras sutinka moterį, kuri žino, ko nori, kaip, kada, kur, kas, viską, jis supranta, kad su ją bus sunku, nes jinai mane norės valdyti. Jinai, reiškia, norės, kad aš meščiau rūkyti, meščiau gerti, meščiau tą, 3, 4, galbūt lošti meščiau, o jam nesinori, jis nenori keisti, pavyzdžiui, savo gyvenimo strategijos, ne? Dabar pažiūrėkim, ko jis nenorėtų keisti, ne? Toks požiūris į tave, tokia reakcija jo į tave. O ko jis nenorėtų mesti? Dar sipuraužė. Taigi, ko jis nenorėtų mesti, kad mums velnias iškrito, dėl to ir klausiu, žiūrėk. Ir vėl mėnulis, ne? Vis tik poveikis tikrai kažkoks yra. Kažkaip žmogus biški neblaivaus proto, aptemdyto proto. Kažkas yra negerai. Sakiau, kad per ankstydės, bet iš tikrųjų yra kažkas. Kažkas negerai pas jį yra galvoje. Kodėl? Ir vėl sakau galvoje, nes iš tiesų žmogus vėl savo iliuzijai, savo kažkur vėl prie pasirinkimų eilė, ne ką daryt, ko nedaryt, gal šitas, gal anas, gal 3, gal 4. Galbūt viskas iš karto, ne? Žodžiu, vėl ir šitą kortą galima sakyti, kad linkęs žmogus meluoti. Labai slėpti, meluoti, nerodyti savo tikrojo veido, ne? Jis toks kaip netikras, supranti, sakau, jis ko gero prie tų, kaip dabar vadinasi tie, narcizai, kaip jie vadinasi lietuviškai, ne, kurie mėgsta kitus valdyti, kad jie jiem tarnautų, bet šitie jie, matai, ir jis kol kas jam visko užtenka, jis į santykius kol kas neorientuotas. Jis ko gero, dar toks momentas jis daugiau gal norėtų gauti
kažkokio finansinio, kažkokio tai resurso gauti, bet neatiduoti. Nedalintis, nebūti kartu, o gauti to resurso, supranti? Pavyzdžiui, gauti gali norėti lovos, ne? Gauti gali norėti jau eigoje kažkokių mazochistinių dalykų, supranti. Vis tik velnias kalba mum, kad jo ketinimai nesupiriniai, žinok, tikrai. Netgi galima būtų pasisaugoti jo iš velnio pusės. Tai dabar klausiu, ane? Tau jo pasisaugot, ar tau su juo, bandyt bendrauti, ne? Pasisaugot ar ne? Žiūrėk, tavo pasirinkimo laisvė. Taip, dugna. Žiūrėk, vyrukas toks, kad jis staigiai gali keistis. Galbūt pamatysi pas jį nuotaikos staigia kaitą, jis toks staigus. Gali 360 laipsnių kampų staigiai pasikeisti, kaip persimauti batus. Galimi variantai du, kaip vystysis jūsų santykiai. Ar verta tau jo pasisaugoti, tai kaip ir, sako, santykiai būtų sunku. Jeigu reikėtų saugotis ar nesisaugoti, priklausomai ko tu nori, ne? Santykiai bus labai sunku. Jeigu imti taip, ne? Tai jeigu tau toks tipas netiks santykių, tai tu turėsi daryti išvadų. Nes vis tik velnias labai stipriai pririša, čia jau atsargiai sakau, nesiūlau. Ne? Sunku bus su jausmais. Reiškia, galėsi norėti, bandyti iš jo ištraukti jausmus, ne? Nors jis čia pas mus ugningas, ne? Tai kaip ir neturėtų būti sunku iš jo ištraukti jausmus, jis atvirkščiai turėtų būti toks stiprus, ne? Toks energingas žmogus, bet kažkodėl sunku. Svarbiausia, kad ir jausmų gali būti sočiai, bet čia gal kokios bus šeimininės dramos daugiau. Supranti, nes kažkaip niekaip negalima įsiaiškinti, gal įsipareigojimų čia bus labai galimai, galėtų būti labai daug įsipareigojimų ir ties to labai daug ir sunkumų. Galbūt žmogus, kadangi su tais velniais draugauja, ne, gali būti ir taip, kad žmogus turės priklausomybių, ne, ir tau reikės priimti labai daug atsakomybės, kad visą tai ištraukti, kad jį ten suvaldyti, kad tau atrodys, kad tu darai gerą darbą, kol jį ištrauksi ten, pavyzdžiui, iš žaidimų tų išlošimo, ne, pas tave reikės įtraukinėti, tau atrodys, kad tu tokia heroja, kad tu jam padedi, o realiai, tiesiog naudoji savo resursus, supranti. Santykiuose gali būti labai sunku. Tai jeigu tu nori, tai jeigu nenori, tada pasisaugok, nes labai sunku santykiai. Jau velnias mums užkrito, nieko gero nežada. Kol kas. Dabar dar klausimuką užduosiu, ne? Vis tik pauzė ar pabaiga, ne? Tu manęs klausai, pauzė ar pabaiga. Pauzė ar pabaiga. Pabaigos nėra. Yra tik kažkaip sustojimas. Sustojimas. Pauzė. Žmogus labai orientuojasi pinigus. Galbūt apskritai pas jį yra priklausomybė nuo pinigų. Vyram tai būna. Todėl, kad ir čia, žiūrėk, ir čia, vien krenta pinigai, tai galimai tiesiog žmogus, santykius laiko kaip trečioj gal kokioje eilėje, nes pirmoji pas jį pinigai, antroji, pavyzdžiui, jo visi norai, o trečioji eilė kažkokie ten santykiai. Tai dėl to ir neaišku, ar jie būtų rimti, nes jie ne pirmoji eilė. Nie kokioj trečioj. Žmogus orientuojasi labai į pinigus, į darbą, tai yra gerai. Po to atsiduoda tiem savo velniam visiems savo poreikiam ir po to tik meilė. Jeigu dar ir meilė. Tau jo laukti ar neverta?
Tau jau laukti ar neverta? Žiūrėk, mums kortos sako, kad, kaip čia teisingai, nedėk pastangų, kol jis nededa. Jeigu jis nededa, jam nereikia, tau irgi nereikia nieko dėti. Jeigu jis nebendrauja, reiškia nebendrauja. Viskas. Tik tada, kai jis pats norės bendrauti, tada ir kaip čia, atspindėk jį. Tiek, kiek jis bendrauja, tik tiek ir bendrauk. Nebendrauk daugiau, negu jis bendrauja. Jeigu jis parašė labas rytas, okei, atrašai labas rytas. Jeigu jis net neparašė labanakt, tu jį irgi jam nerašai. Ir nesvarbu, kad jis tave tikrina. A tu jam parašysi, a tu jam neparašysi. Kas tu tokia, kad paskui jį šokinėsi? Supranti? Vis tiek. Nėra ko paskui jų šokinėti, todėl kad kol kas kažkaip yra viskas užblokuota, kažkaip dar, nežinau, nesivysto viskas, kažkaip labai daug nusivylimo, supranti? To tokio pozityvumo kol kas nesimato. Kažkaip yra kova, tai gali būti, kad jis tave kažkiek tikrina, kiek tu darysi be jo iniciatyvos. O tu neturi daryti jokios iniciatyvos, tol kol jis neparodys, kad jis irgi gali, irgi nori, vis tik tu jo nepažįsti, ne? Kaip iš čia 1, 2, 3 sutikau, neaišku dėl ko. Tai jeigu dabar yra taip, prikink, kaip toliau bus, supranti, bus šakės. Ta prasme, tu net nesuprasi, kas vyksta, jis trenks durim išeis, kam to reikia. Tai vat geriau neskubėti ir pažinti jį jau dabar, bet tik tiek, kiek jis duos. Jeigu jis neduoda, jeigu jis neparašo, tada nereikia jam rašyti. Todėl, kad žmogus kažkoks biški keistokas. Į santykius, matai, jis nelabai orientuojasi, tai kad, taip žinai, vertėtų gal biški laikytis atstumo nuo jo, nes vis tik nesuperinis jis yra kažkodėl. Ką dar galiu pasiūlyti? Jeigu bus proga, jeigu vis tik bus proga jį toliau pažinti, daugiau uždavinėk konkrečių klausimų. Ką tu galvoji apie šeimą, kad tu matai savo ateitį po 5 metų, po metų, po 2, po 3, ką tu ketini veikti, ką tu ketini įsigyti. Taip, jam gali pasirodyti, kad tu per stipri ir jį jau spaudi. Bet tai yra tikrinimas. Kodėl ne? Kodėl tu neturi tikrinti, koks žmogus ir į ką orientuojasi? Tai yra normalu tikrinti žmogų. Kas iš to, kad paimsi bomžiuką ir su juo gyvensi? Meilė dėja, pinigų net neš, namų nepastatys ir mašinos neįgys, ne? Tai kad vis tiek moteris orientuojasi daugiau į tokį stabilumą, ne? Meilė, kiek ten savaitę pabūna ta meilė, o toliau kaip ir dingsta. Nu, ne tai, kad dingsta, bet tiesiog viskas nurimsta ir viskas orientuojamės, kas ką turi, ne? Į patogumą, į jaukumą. Tai kad tikrink. Ką, sėkmės?